Praėjo 82 metai nuo Kaniūkų kaimo tragedijos. Nuo nakties, kai taiki bendruomenė tapo žiauraus karo nusikaltimo auka. Skausmas, ašaros ir maldos iki šiol gyvos žmonių atmintyje. Kaniūkai sumokėjo brangią kainą už pasipriešinimą sovietų partizanų išpuoliams. Jų istorija tapo nebyliu liudijimu apie karo beprasmybę. Minėjimas prasidėjo apsilankimu pas šimtametę senolę Stanislavą Voronis, vieną iš nedaugelio išgyvenusių 1944 metų sausio siaubą. Ji vis dar prisimena lemtingus žodžius: bėk prie upės, ten išsigelbėsi. Su dukrele ant rankų ji bėgo į nežinią, palikusi liepsnose skęstantį kaimą. Šiandien pro jos langą matyti ta vieta, iš kurios anuomet atėjo budeliai. Rankose rožinis, lūpose malda už žuvusius kaimynus, už išsigelbėjusius ir už tuos, kurie padėjo išgyventi. Ponia Stanislava sako, kad atminimo kryžius kapinaitėse būtinas, nes malda yra amžina. Sausio 29 dieną prie Kaniūkų kapinaičių kryžiaus susirinko Šalčininkų rajono vadovai, valstybės institucijų atstovai, Lenkijos Respublikos ambasados delegacija, dvasininkai, vietos bendruomenė, jaunimas ir senjorai. Visi tradiciškai susirinko pagerbti nekaltų aukų ir paliudyti istorinę tiesą. 1944 m. sausio 28 naktį kaimą apsupo sovietų partizanų būrys. Puolimas truko 2 valandas. Degė namai, o iš jų bėgančius gyventojus skriejo kulkos. Kaimas, kuriame gyveno apie 300 žmonių, buvo beveik sunaikintas. Deja, dešimtmečius ši tiesa buvo nutylima, tačiau atmintis išliko gyva. Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič pabrėžė, kad aukoms reikia ne keršto, o tiesos, teisingumo ir maldos. Pasak jo, atminimas padeda suprasti praeitį ir neleidžia kartotis tragedijoms. Šiandien garsiai kalbame apie Kaniūkus tam, kad įspėtume: atmintis yra moralinė atsakomybė. Minėjimo metu skambėjo padėkos žodžiai bendruomeniai, kuri neištrynė šios tragedijos iš istorijos, ir raginimai jaunajai kartai domėtis savo krašto praeitimi. Bendra malda, gėlės ir uždegtos žvakės tapo pagarbos ženklų žuvusiems. Renginio pabaigoje nuskambėjo ponios Stanislavos Voronis linkėjimas ateities kartoms: būti išsilavinusioms ir stiprioms, kurti ateitį dorų darbu. Šis susitikimas tapo gyva istorijos pamoka, toje vietoje, kur pati žemė kalba apie praeitį.